tūkstančio gyventojų turinti Šlapaberžė savaitgalį šventė 640 metų jubiliejų. Šlapaberžė minima nuo 1371 metų, kai buvo užpulta ir apiplėšta kryžiuočių. 17 amžiuje tai buvo karališkasis kaimas. Deja, 1711 metais maro metu visi šlapaberžiškiai žuvo. Šiuo metu tai tvarkingas, gražus miestelis, kuriame stovi nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, veikia biblioteka, Kėdainių pensionatas, išlikęs dvaro pastatas ir parkas, o svarbiausia, jame gyvena darbštūs, draugiški ir linksmi žmonės. Aš manau, kad šis jubiliejus yra šiek tiek netikėtas pačiai bendruomeniai dėl to, kad tik paskutiniais, galima sakyti, mėnesiais mes taip susigrybom ir sužinojom, kad šiais metais yra toks gražus jubiliejus. Ir kas yra labai gražu, kad jubiliejus suvienijo bendruomenę, suvienijo žmonės. Ir taip pat šalia šito tokio gražaus istorinio 640 metų jubiliejaus mes švenčiame ir bažnyčios 150 metų jubiliejo rugsėjo 18 dieną. O bendruomenė yra gyva, nesenai susikūrusi ir linkiu tiek savo tikintiesiems, tiek visam kaimeliui gražios ir nuostabios šventės, Dievo palaimos ir malonės. Šventės metu skambėjo muzika, sukosi šokėjų poros, pasveikinti vyriausi kaimo gyventojai. Visi galėjo paragauti gimtadienio torto. Kalbinti šlapaberžiškiai sakė, kad miestelėje gyventi gera. Man atrodo, kad tikrai labai smagu. 640 metų, sakykime, tokią bendruomenę turime, kur pas mus Dotnuvos seniūnijai pati gražiausiai išrinkta yra. Bet tai labai didelis tarpas, 60 tiek metų keliauti, kad būtų pačiai gražiausiai. Aš palinkėsiu kitom bendruomenėm, kad tokią tvarką turėtų arba tokį grožį sutvarkytų žmonės bendruomenės. Bendrai labai draugiškas kolektyvas, draugiška bendruomenė, labai puikiai visi tvarkosi čia aplinkui. Sakė, jeigu pati gražiausia, jie patys susibūrė daugiausiai būna vienoje vietoje žmonės. O ką palinkėti? Palinkėti toliau tęsti, taip gražiai gyventi, kaip šeimoje, kaip bendroje šeimoje, didelė gražioje šeimoje. Aš sakyčiau, kad žmonės, kurie gyvena kolektyviai ir bendruomeniškai mąsto kartu, spręsdami problemą savo, labai gražu, tikrai bus smagu. Manau, kad visiems žmonėms šita šventė, šlapaberžiečiams ypač labai reikšminga. Nes tai yra gražus ir didelis jubiliejus. Ir tai kartu yra tokia kaip ir vienijanti visus aplinkinius, nes suvažiuoja giminės, pažįstami vaikai. Tai yra graži šventė ir labai malonu, kad ji tokia yra. Labai daug tokių įspūdžių ir vaikams jau buvo mažiukai, ir mano anūkai jau buvo šventė, labai malonu. Labai laukiam visos šventės atidarimo, koncertų ir taip toliau. Na ir dabar bažnyčioje taip pat, tikimės, kad irgi bus iškilmingos malonios mišios.